kaip kiškis Gediminas ir ežys Anzelmas vietomis pasikeitė. Visi Baltųjų Ramunių kaimėlio gyventojai gyvena draugiškai, vienas su kitu nesipykdami, o jie ir ginčiasi, tai dažniausiai viskas baigėsi linksmybėmis visam kaimeliui. Taip atsitiko ir tą kartą, kai muzikantas kiškis Gediminas ir batsiuvys ežys Anzelmas pasikeitė vietomis. Kaip visi gerai žinote, kiškiai ir ežiai visą laiką rungėsi, net ir pasakos apie tai yra. Taip visą laiką rungėsi ir Gediminas su Anzelmu. Jei muzikantas sukurdavo kokią naują gražią dainelę, tai žiūrėk, kitą dieną ežys išeidavo pasivaikščioti su tokiais naujais batais, kad visi stebėdavosi. Ir štai kartą gerdami pas Katiną Artūrą arbatą jie susiginčijo, kas sunkiau – pasiūti batus ar sukurti gražią melodiją. Ilgai vienas kitam įrodinėjo savo tiesą, bet kaskart vis garsiau ir garsiau išvedė Artūrą iš kantrybės ir jis neiškentęs pasiūlė: o jūs pasikeiskit vietomis ir pažiūrėsim, kas teisus. Kiškis su batsiuviu susižvalgė, pasižiūrėjo į Katiną ir sutiko. Ir įsivaizduokite, kaip nustebo girininkas Šernas Ričardas, kad atnešęs Anzelmui pataisyti savo aulinukus, vietoje jo rado kiškį Gediminą. Greitai visas kaimelis jau šnekėjo apie naujas lažybas. O po savaitės vieną rytą ramuniečiai atsibudę pamatė visur Karkvabalio Astijaus pieštus skelbimus. Dėmesio! Šiandien lygiai vidurdienį Baltosios Ramunės aikštėje kiškis Gediminas rodys naujus savo pasiūtus batus, o po to ežys Anzelmas sugros savo sukurtą simfoniją Rytas miške. Nevėluokite. Kada barsuko Eulalijaus laikrodis rodė ir grojo 12 valandą, aikštėje jau senokai šurmuliavo kaimelio gyventojų būrys. Atsidarė ežio dirbtuvės duris ir pasirodė kiškis Gediminas nudaužytais ir subadytais pirštais, bet su naujais batais. Pradžioje buvo tylu. Paskui pasigirdo tylus hihi, kuris perėjo į griausmingą kvatojimą. Peliukas Darius žvykčiodamas kaip paršelis susėmęs už pilvo raičiuose ant žemės. Tiesą sakant, ir buvo iš ko juoktis, nes Gediminas buvo nutaręs, tiesiog perspjauti ežį Anzelmą ir pasiūti batus, kurių tikrai pasaulyje dar niekas nebuvo pasiuvęs. Jo batai buvo pirštuoti. Arba bent jau turėjo būti, nes tai, kas buvo užmauta ant muzikanto kojų, labiau buvo panašu į didelės varlės letinas. Subadytas ir subraižytas, su raišteliais ir su saktelėmis, kur reikia ir kur nereikia. Bet blogiausiai atsitiko, kada Gediminas žengė žingsnį pro duris į aikštę. Jo batai užkliuvo slenkščiu ir vargšas kiškis teiškėsi tiesiai į Pelėno Mykolo paruoštą stalelį su pyragaičiais. Į visas pusės išlakstė kremo dribsniai, grietinėlės purslai ir vaisių drebučiai. Kada policininkas Haroldas padėjo Gedimino atsistoti, kiškis nebeatrodė toks išdidus kaip tada, kaip kad atidarė duris. Juokas pamažu nurimo ir tada visi atsisuko į kiškio kiemą, kuriame stovėjo didysis muzikanto sintezatorius. Vis dar krizendamas priejo Anzelmas. Jis buvo apsiavęs gražiausiai savo batais ir vilkėjo baltąjį Gedimino fraką, kuris jam buvo gerokai per didelis. Ežys nusilenkė visiems, atsisėdo ant kėdės ir palėtė pirštais klavišus. Pasigirdo garsas, kurį pavadinti muzikiniu galėjo nebent tik tai visiškai kurčias klausytojas. O batsiuvys minkė, maigė klavišus, išgaudamas vis keistesnius ir keistesnius garsus. Kada jis baigė groti savo kūrinį, atsisuko klausytojus, tikėdamasis plojimų. Aikštėje buvo tylu. Kaip vadinasi tavo kūrinys? Paklausė šarka patarška Ilona. Rytas miške, išpyškino ežys Anzelmas. Tada į tą mišką ryte turbūt susirinko viso pasaulio dantistai, pasakė Ilona ir pridūrė visiems juokintis, ir taisė dantis viso pasaulio drambliams, krokodilams ir pjūklams. Štai tai baigėsi ežio ir kiškio varžytuvės ir nuo to laiko jie užsiima tik savo darbu.